pats didžiausias pokytis tai, kad automobilis buvo dalinai perdarytas kitai klasiai, kitai įskaitai. Šiemet važiuosim trečioje įskaitoje, L8 klasėje, kuri yra nacionalinė. Ambicijų didelių labai neturim, nes susikločius tokiai situacijai, kad truputį pavėlam su automobilio surinkimu, neturime testų, kas, sakykime, šiokį tokį duoda klausimą su patikimumu, kaip mums seksis, ar viskas bus gerai, ar automobilis laikys. Ir iš tikrųjų labai gaila, neteko pasitreniruoti. Ir kaip žinom, rytoj jau prasideda ralis. Automobilis tik surinktas, šviežias. Aš senai atstovauju automobilių sporto klubą Autorikoną, kuris šiemet rado pakankamai stiprų rėmėją, kuris skiria lėšų komandos steigimui. Ir narių daug neturime šiai dienai. Važiuojame aš su Daliumi Strižanu. Ir dar vienas ekipažas iš Panevėžio, Saulius Trapuila. Tai vat su BMW. Ir komanda vadinsis Litnaglis, pagrindinio rėmėjo vardu. Ir tikiuosi, kad ateityje dar prisijungs keletas sportininkų. Ir turbūt parodysim neblogą rezultatą. Su kiekvienu raliu tų fanų pas mus atsiranda vis daugiau ir daugiau. Ir kiek girdėjau, tikrai čia keliais autobusais jau žada važiuoti, tai tikėsimės fanai nenuvils. Ir jau lauksime trasose. Taip pat ir kviečiame kitus žiūrovus prisijungti prie mūsų komandos.